Mitybą tyrinėjantys mokslininkai gana ilgai galvojo, jog noras valgyti dėl maisto medžiagų trūkumo organizme ir noras valgyti ieškant malonumo yra du visiškai nepriklausomi procesai. Bet kaip visada, viskas su viskuo susiję. Galinių smegenų ir pogumburio branduoliuose esančios struktūros reguliuoja maisto medžiagų ir energijos balansą. O mezokortikolimbinės struktūros valdo motyvaciją ir malonumą. Bet smegenyse juk viskas su viskuo sujungta, todėl nors ir įmanoma atskirti šias dalis pagal funkcijas, jos vis tiek veikia kartu. Čia svarbus komponentai yra tokie. Mūsų turima valgymo patirtis, valgymo įpročiai, tame tarpe reguliuojantis ir tai, kada paskutinį kartą valgėme, ir mūsų turima interpretacija apie tai, ką tai reiškia neįprasta ar įprasta būsena. Taip pat dopamino sistemos atmintis apie tai, kaip buvo gerai suvalgius konkretaus maisto. Būtent čia veikia visi maisto vertės apgavikai, kurie tik cheminėme lygmenyje signalizuoja apie vertingą maistą, o realiai vertingų medžiagų organizme nėra nei kvapo, o kalorijų perteklius. Angliškai visam šiam reiškiniui naudojamas terminas liking. Ir galiausiai motyvacija ieškoti ir siekti maisto, angliškai wanting, kuri vertina liking dalį, bet tai nėra identiškas reiškinys. Tai aktyvių veiksmų ir sprendimų skatinimas siekiant numanomo rezultato. Matematikos mėgėjams wanting ir liking būtų galima palyginti su vektoriaus kryptimi ir jo koeficientu. Tai būtent šis vektorius, ta wanting dalis, gali sukurti neadekvačiai stiprią motyvaciją valgyti per daug skanaus, dažniausiai kaloringo maisto, o maisto perteklius gali vesti į viršsvorį. Tada, kai ši smegenų dalis veikia nesubalansuotoje cheminėje pusiausvyroje, tada taip ir nutinka. Bet vis tiek skanaus. Taikos ir ramybės.